užbaigė šį sezoną Šveicarijoje, kitą sezoną sulaukia Prancūzijoje, taip? Taip, užbaigiau Šveicarijoje, buvo dar pasiūlymai likti toj pačioj šaly, buvo ir stipresnių komandų, bet pasitaikė toks pasiūlymas išvažiuoti į Prancūziją, antrą lygą, pakankamai geras lygis, tai apsisprendžiu, kad noriu dar pažaisti tam geram lygiai ir pasibandyti save, tai nuo kito sezono jau važiuosiu ten. Aukštesnis Prancūzijos rankinio lygis turbūt ir buvo pagrindinis motivatorius persikelti. Taip, žinoma, Šveicarijoje irgi finansai, Šveicarija turtinga šalis, manau, finansų atžvilgių gali būti panašiai sąlygos buvo, bet lygis žymiai skiriasi Prancūzijai, tai vien dėl to aš pasirinkau pabandyti ten. Pirmosios rinktinės treniruotės ar kažkas pasikeitė, kokios nuotaikos komandoje? Niekas nepasikeitė, čia nuotaikos visą laiką geros, visi puikiai atvažiuoja nusiteikę. Aišku, dabar mes turime daugiau laiko pasiruošimo, negu šiaip susirinkam savaitį, dabar turime 2. Tai šią savaitę daugiau fizinis pasiruošimas, tas treniruotės šiek tiek sunkesnės, mažiau taktikos, bet kol kas visi geroj nuotaikai, visi važiuojam ir stengiamės pasiruošti kuo geriau. Laukia rungtynės Klaipėdoje su pasaulio čempionais prancūzais. Vardai pavardės negazdina? Mes jau žaidėm su jais, aišku. Keista šiek tiek žaisti su tais, kuriuos žiūri per televizorių čempionų lygai žaidžiant, bet kai išeini žaisti, nebekreipi dėmesio į tas pavardės, stengiasi atiduoti viską, ką gali ir po varžybų vėl, aišku, malonu, kad sužaidai su tokiais žaidėjais, bet stengiasi laimėti ir nenusileisti aikštelės varžybų metu. Taigi pasibaigė sezonas Austrijoje, kokie paties planai kitiems metams, ar jau turi kontraktą su to pačiu klubu, ar galbūt kažkur kitur kelsies? Ne, ten tikrai nelieku, jau viskas susitarėsiu, o dėl ateities vyksta kontaktai su klubais, bet sunku kol kas pasakyti. Nors Lietuvos rinktinė rungtynės su Norvegija turbūt vienas įsimintiniausių ir vienas geriausių pačiam jos turbūt juodai pažymėtos atmintyje, kadangi prieš rungtynes patyrė traumą. Ar yra dabar noras išbėgti būtent prieš šią komandą rungtyniaujant? Taip, be abejo, yra noras, bet tada taip susiklostė, kad trauma, kiek stengiausi palaikiau komandą nusiliko, dabar tikiuosi išeis pažaisti. Ar tie traumos padariniai dar juntami, ar jau esi pilnai atsigavęs? Ne, dabar esi visiškai pilnai atsigavęs, viskas liko gerai. Baisu nešnekėti. Laukia rungtynės su tokiais varžovais kaip prancūzai, ar vardai pavardės negazdina? Ne, kodėl turėtų gazdinti? Be abejo, mes žinom, kas atvažiuoja į Lietuvą, kur mes vyksime. Bet nemanau, kad turėtų gazdinti, tik turime įtkautis, parodyti, kad mes irgi galim žaisti. Nes jeigu galvosim, kad mes turim bijoti kažko, tai bus turbūt taip pat kaip Prancūzijai buvo. Nuotaikos stovykloje, kaip pastebėjau, išties labai puikios, atmosfera gera? Be abejo, visada čia būna gera atmosfera. Kaip visada, taip pat.